Šiandien Panevėžio miesto žiniose matysite. Rekonstruotomis automobilių stovėjimo aikštelėmis prie apskrities ligoninės džiaugiasi ne visi. Nuskriaustieji kyla į kovą už savąsias teises. Moterys raginamos aktyviau rūpintis sveikata. Pristatytos įžvalgos apie verslo valdymą ir plėtrą Panevėžio regione. Rekonstruotomis, padidintomis automobilių stovėjimo aikštelėmis prie Panevėžio apskrities ligoninės džiaugiasi ne visi. Atvykstantiems tarpmiestiniu ar priemiestiniu transportu nuo Kupiškio, Biržų, Pasvalio jos tapo rimta kliūtimi. Autobusai, stodavę prie ligoninės dešimtmečiais, dabar keleivius veža tiesiai į autobusų stotį. Vairuotojai dairosi įprasto raudono stačiakampio, ženklinančio sustojimą, ir jo neradę važiuoja į galutinę keleivių išlaipinimo vietą. Tuo tarpu nepatenkinti keleiviai beviltiškai varsto valdiškų institucijų duris. Ir šiuo metu aš buvau savivaldybėj, prašiau šitą prašymą, kad perduotų, sakykime, Valkavičiui konkrečiai ir nežinau, ar tai bus sureaguota, nes pas ką kreiptis ir konkrečiai pavardžių nieks man nesako ir sako, kad reiškia, jūs kur norite ten kreipkitės. O ar bus išspręsta ta problema, būtų labai išgirsti iš valdininkų, ar jie išspręsta problema. Nes, sakau, virš 40 metų stovėjo ženklas, visi žmonės pageidauja išlipti būtent toj vietoj ir su automobiliu galime važiuoti nors į ligoninę, o privačiam žmogui atvažiavimus iš toliau ir Kupiškis, Pakruojis, aš visus tos pačius miniu, kad nesustoja tiesiog. Į ponios Sigitos paminėtą Rimą Valkavičių, einantį miesto ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigas, klausdami, kodėl tarpmiestiniai ir priemiestiniai autobusai švilpia ir prašvilpia pro ligoninę, kreipiamės ir mes. Ir štai, ką išgirstame. Keleivių vežami yra pagal keleivių vežiojimo taisyklės. Ir ten yra numatyta tvarka ir kaip keleivių vežami. Taisyklėse numatyta, kad turi būti maršrutas, reiškia, patvirtintas vežėjo, reiškia, ir ten turi būti stotelės visos surašytos, vežimo grafikas ir pagal tą grafiką autobusai turi stoti tose stotelėse, kurios yra numatytos. O kadangi kelių eismo taisyklės nenumato atskiro ženklo priemiestiniam, tarpmiestiniam ir miesto vidaus transportui, tai va dėl to ir tai buvo padaryta, kadangi to reikalauja kelių eismo taisyklės. Paaiškėjo? Mums nelabai. Klausėme toliau, kodėl ankstesnieji ženklai yra įprastose autobusų stotelėse, tose, kur patogu išlipti atvykusiems nuo Vilniaus, Šiaulių krypčių, autobusai kaip stojo, taip stoja. Ir kuo skiriasi vieni keleiviai nuo kitų. Ir ar bus išgirsti nepatenkintųjų reikalavimai. Negalėčiau nieko pažadėti, tik tai tiek, ką pasakiau. Taip yra padaryta vadovaujant kelių eismo taisyklėmis ir tai bus daroma kitose vietose. Tai žodžiu, nuimsite ženklus ir tam? Taip, paties laikui. Dabar į vicemero, kuruojančio miesto ūkį kabinetą. Valdininkas tiesa nustemba problemą išgirdęs, bet patikina išsiaiškinsęs. Užtrunka porą dienų, bet pažada ištesi. Buvo kreipimasis į kelių transporto inspekciją ir kelių transporto inspekcija išaiškino, kad ženklas, kur gali sustoti tarpmiestinis transportas, tai yra tas pats ženklas, kur sustoja ir miesto autobusai. Tačiau, kai aš paklausiau tos pačios inspekcijos, o kodėlgi tada nestoja tie tarpmiestiniai autobusai, jie pasakė, kad jiems yra keista. Tai mes sutarėme, kad inspekcija išplatins informaciją visiems vežėjams ir kad nuo gruodžio 1 dienos sustojimas bus privalus. Belieka konstatuoti, reikalavimas atvykstantiems nuo Kupiškio, Rokiškio, Biržų krypčių grąžinti galimybę išlipti prie ligoninės arti tikslo. Iki gruodžio 1 beliko nepilnos porą savaičių. Jei ne, irgi ne viskas prarasta. Tikėkime, kad visa tai, ką jie sako, taip ir bus padaryta. Jeigu tai nebus padaryta, tai tegu tie žmonės kreipiasi ir eisim tol, kol pasieksim rezultatą. Nes ženklas vienas ir jis yra galiojantis visom transporto kompanijom, kurios užsiiminėja keleivių pervežimu. Tarp onkologinių susirgimų medikų teigimu lyderiauja gimdos kaklelio vėžys. Pasak statistikos, kasmet Lietuvoje šia liga suserga apie 500 moterų, miršta apie 300.
Kad situacija pasikeistų, pradėta įgyvendinti gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programa. Deja, pasigendama pačių moterų aktyvumo. Moterų šiais metais, kurios galėtų dalyvauti, yra 21 000. Kaip žinia, pati programa gali vykti kas 3 metus, todėl yra toks mažesnis skaičius. Ir informavimas pats įvykdytas, informavimo paslauga yra suteikta šiemet tik tai 14 000, o vėlgi, kaip žinia, programa yra ne tik tai informavimas, bet ir citologinio tepinėlio paėmimas. Tai per 9 mėnesius paskutinius yra citologinis tepinėlis paimtas tik tai 10 000. Kaip matote, mažiau kaip 50% yra aktyvumas. Lietuvoje ši programa vykdoma jau 7 metus. Kartą per 3 metus nemokamas tyrimas atliekamas kiekvienai moteriai nuo 25 iki 60 metų amžiaus. Dėl dalyvavimo programoje reikia kreiptis į savo šeimos gydytoją. Tai visgi yra nemokamos paslaugos, nemokamai atliekama programa ir pačios moteris, kreipdamosis į šeimos gydytoją, turėtų gauti informaciją iš šeimos gydytojo, kad jos gali dalyvauti. Tai moteris nuo 25 iki 60 metų amžiaus. Jos yra informuojamos, joms suteikiama informacija, kokios yra prevencinės priemonės taikomos. Tuomet yra atliekamas citologinis tepinėlis ir jis vėliau yra vertinamas. Teigiama, kad per programos įgyvendinimo laikotarpį šalyje ankstyvos mirties nuo gimdos kaklelio vėžio išvengė beveik 3000 moterų. Nustatyta ženkliai daugiau ikivėžinių susirgimų. Labai yra perspektyvi ta programa ir vien tas faktas, kad mažėja ir mirtingumas moterų ir kad nustatymas didėja šitų klastingų, sakykime, tokių vėžinių susirgymų, kurie atrodo moteriai, gal jinai ir jų nejaučia nieko, tačiau pats susirgimas labai greitai progresuoja, todėl tokių ankstyvų diagnozių nustatymas yra labai svarbus. Draudimo grupė PZU Lietuva šiandien Panevėžyje pristatė požiūrį į verslo galimybes, analizuoti praeities pavyzdžiai ir ateities modeliai. PZU Lietuva atlikusi tyrimą mato, kad žmonės dažniausiai bijo ir saugosi nuo vagysčių, nors reali statistika rodo, kad dažniausiai vyksta vandentiekio avarijų rizikos ir jos sukelia didesnės žalas. Taip pat gaisro tikimybė yra ženkliai didesnė negu paprastai žmonės mato. Taip pat matyti, kad žmonės investuoja į tokias apsaugos priemonės kaip spynos, šarvuotos durys ar netgi šuo, o iš tiesų daug didesnės žalas jiem padaro būtent gaisro ar vandentiekio avarijos. Priklausanti didžiausiai rytų ir vidurio Europos draudimo grupiai, dirbančiai jau 200 metų, PZU Lietuva pernai buvo viena daugiausiai klientams išmokėjusių draudimo bendrovių šalyje. Visas gyvybės ir negyvybės draudimo paslaugas teikianti ne tik gyventojams, bet ir verslui. Verslui mes matome keletą tokių galimybių. Viena dalis tai yra, kad įmonės labiau turėtų pagalvoti apie verslo nutrūkimo ir ugnies rizikas. Kita dalis tai yra darbuotojų išsaugojimas ir papildomos motyvacijos priemonės. Nes dažnai manoma, kad draudimas nėra su to susijęs, o sveikatos draudimai ar kitos motyvacinės priemonės galėtų padėti išlaikyti tuos talentingiausius darbuotojus ir pritraukti naujų. PZU Lietuva, analizavusi skirtingus verslo sektorius atsigaunančius nevienodais tempais, konstatuoja, jog greičiausiai atsigauna ir ekonomika augina su eksportu susiję sektoriai – apdirbamoji gamyba, transportas. Statybos sektoriaus pridėtinė vertė vis dar mažėja. Tačiau statybų verslas be draudikų paslaugų neįsivaizduojamas. Tiesiog mūsų kompanija draudžiasi PZU draudime pradedant elementariais ir paprastais draudimais, tai yra civilinio draudimo, kasko draudimais, bet tai nėra tas sektorius, kuris šiandien dienai yra pagrindinis, kuriuo mes prašom pagalbos, vadinkime taip, iš PZU draudimo, vadinkime taip, segmento. Vienas iš tokių pagrindinių kriterijų, kuris šiandien labai mum aktualus kaip statybininkam, tai yra statybos draudimai, privalomi draudimai, civilinės atsakomybės statybos draudimas ir taip toliau. Tuo labiau, kad PZU kompanija iš tikrųjų gali pasiūlyti ne vien savo paslaugas Lietuvoje, tai yra labai aktualu,
nes mes, kiek esam bandę dirbti ir Baltarusiją, tai PZU ganėtinai glaudžiai bando bendradarbiauti ir stengiasi rasti vairiausius sprendimus, ypač Panevėžio skyrius, kuris čia pas mus, vadinkime taip, ganėtinai pastaruoju laikotarpiu išsiplėtęs yra iš tikrųjų. Ir vadovai pasikeitę ir randa nauji vadovai naujesnių sprendimų ir geresnių sprendimų. Tai, ką noriu, jeigu žiūrint konkrečiau, tai viena iš stambesnių ir lankstesnių kompanijų, kurios šiandien dienai mums tikrai padeda įgyvendinti savo tam tikrus rezultatus. Jau 15 metų kiekvieno Lietuvos žemdirbio kelias veda į Kėdainių pašonėje įsikūrusią uždarąją akcinę bendrovę Laumetris. Iš tiesų žemės dirbimo mašinas įmonė gamina gerokai ilgiau, visus 2 dešimtmečius. Todėl tiems, kurie į metų laikų kaitą žvelgia iš ūkininko pozicijų, yra puikiai pažįstama. Per tą laiką įmonei buvo sukurta daug įvairių padargų, skirtų žemės dirbimui, derliaus vežimui, šienavimui ir kitiem žemės ūkio darbam. O šiais metais įmonė yra investuota labai daug lėšų, atnaujintos gamybos technologijos, nauja dažymo kamera įrengta, nauja metalo valymo kamera įrengta ir sekančius metus pasitiksim stipriai atsinaujinę. O čia va stovime prie mūsų tradicinės technikos, tai traktorinės puspriekabės, žemės įdirbimo agregatai presiniam įdirbimui, plūgai ir kita technika. Pats naujausias Laumetrio gaminys – sniego valytuvas. Pritaikytas ne tik ūkininkui prikabinamas prie traktoriaus, bet ir kelių valymo mašinoms, kurių Lietuvoje taip pat nemažai. O apskritai naujas gaminys Laumetrija, kuriamas pasitelkus visos patyrusios komandos išmintį. Kolektyve nuo įmonės įsikūrimo pradžios dirba patyrę konstruktoriai, kurie yra susiję ir anksčiau dirbę toje srityje. Ir aišku, mums daug patirties ateina tiesiogiai iš žemdirbių, iš to, kaip dirba technika, ir mes matom, ir jie pasako, ir bendras kūrinys gaunasi visai neblogas. Bet visus tos metus mes turim savo konstravimo skyrių ir ten yra kuriamos mašinos. Įmonė, kurioje šiandien dirba per 60 darbuotojų, naujuosius metus pasitinka turėdama nemenkų ketinimų ir ambicijų. Investuojama, konstruojama, gaminama. Žemės dirbimo procesą Laumetris geba palengvinti. Tačiau didžiuojamasi ir metų metais populiarumo neprarandančiais gaminiais, tapusiais savotiškų bendrovės kokybės ženklu. Tai yra priesinio dirbimo agregatas, taip vadinamas liaudyje germinatorius. Jų kiekvienais metais pagaminam 50-60 vienetų, nes tik su tuo agregatu galima labai kokybiškai paruošti dirvą sėjai. Ir tai yra padargas skirtas daugiau pavasariui, na ir dalis jų yra pagaminama ir rudeniniai sėjai, bet rudeniniai sėjai šiek tiek mažiau. Išskirtinį Lietuvos rinkos gamintoją, taip pat pelniusi pripažinimą Latvijoje bei Estijoje, rasite Keleriškiuose, Kėdainių rajone.